Dvasinė transformacija. Senosios programos turi mirti, kad gimtų visiškai naujos. Natūralu, kad šį procesą lydi diskomforto jausmas. Senąją ir naująją tapatybę skirianti tuštuma yra tobula vieta kurti. Tai vieta, kurioje egzistuoja beribės galybės. Kas galėtų būti geriau? Dauguma žmonių visą gyvenimą buvo mokomi bėgti nuo nežinomybės, todėl dabar reikia išmokti su ja susigyventi. Jeigu pasakysite, kad jums nepatinka būti nežinomybėje, nes ji jūs trikdo, nes nebegalite numatyti, kas laukia ateityje, atsakysiu, kad tai puiku, nes geriausias būdas nuspėti ateitį yra ją sukurti, ne iš to, kas žinoma, o iš to, kas dar nežinoma. Gimstant naujai tapatybei mūsų kūne, taip pat daug kas keičiasi. Kiekvieną dieną mes sąmoningai renkamės mąstyti ir elgtis kitaip. Todėl smegenyse nuolat formuojasi naujos neuronų jungtys. Šias jungtis reikia sustiprinti, pakartotinai kuriant tokias pačias patirtis, kol jos taps įpročiu. Naujos patirtis sukelia naujas emocijas, o šios sužadina kitų cheminių medžiagų išsiskyrimą organizme. Mums reikia priprasti prie naujos vidinės būsenos, kurią šios medžiagos sukuria. Taip pat suaktyvinami nauji genai, pradedami gaminti nauji baltymai. O kaip jau žinome, nuo genų raiškos priklauso viso kūno sveikata. Taip atsinaujina protas ir visas kūnas, keičiasi ateitis. Po ilgos tamsios nakties išaušta nauja diena ir mes kaip Feniksas iš pelenų pakylame atsinaujinę, susikūrę savo naują asmenybę. Galima sakyti, kad tapome kitu žmogumi, nes pasikeitėme ne tik mentalinėme ar emocinėme, bet ir fizinėme lygmenyje. Tai yra tikriausia transformacija.